Labas žmogau, TikToko žiūrovas rašo. Tai tikrai niekada jokioj mokykloje nesimokė. Valstybė tai prievartos aparatas, padedantis išnaudojamams išnaudoti išnaudojamuosius. Kas įdomiausia, komentarą rašo už mane vyresnis žmogus ir pagal jo komentarus gyvenantis labai gerai, beros Labanoro girioje netgi turintis sodybą. Tai gera labai proga pakalbėti apie prievartą ir apie valstybę. Kam reikalinga valstybė ir kam valstybė nėra reikalinga. Jeigu žiūrim iš valstybės į valstybę per paprasto žmogaus prizmę, galim padaryti visuomenę į 3 sluoksnius. Tai yra super turtingi, labai turtingi žmonės, taip vadinama vidurinė klasė, ir ubagai, nabagai, bomžai, tie, kurie prekybos tinklų tūsos ir visur kitur. Dabar žiūrėkim, kam reikalinga valstybė. Bomžam, argi jam reikalinga valstybė, jinai jam ką nors duoda, nu gal kažkokias pensijas. Iš esmės, jie be valstybės pragyventų. Super turtingiam žmonėm, ar tikrai reikalinga valstybė? Ne. Jie viską turi savo. Pradėkim nuo medicinos, jam nereikalinga valdiška medicina, taip vadinama, jam nereikalinga policija, jie turi savo minimum privačias saugos tarnybas, maksimum privačias kariuomenės, jie pilnai gali užsisaugoti savo saugumą. Ar jam reikalingi geri šaligatviai ir asfaltuoti keliai? Nelabai. Jie mažai jas naudojasi. Iš principo, jeigu pažiūrėjus, tie super turtingi žmonės, jie kasdien miega ir sapnuoja, kad išnyktų valstybės. Nes to deep state'o vienas iš tikslų – panaikinti valstybę. Ir kas įdomiausia, valstybė yra reikalinga tam vadinamam viduriniam sluoksniui. Nes be valstybės vidurinio sluoksnio nebūtų. Nes jums visiems reikia medicinos, būt gerai nemokamas, nemokamą mokslą, ko tu labai turtingiem nereikia ir bomžams nereikia, medicinos bomžams irgi nereikia, jums reikia gatvių gerų, jūs norite kažkur atostogauti, jūs norite, kad viskas būtų aplink gražu. Ubagam nereikia, super turtingiem nereikia viską savo susikurti, reiškia, visko to jums reikia. Kai kas sakys, taigi valstybė prievartos aparatas. Iš kitos pusės pažiūrėjus, jūs nei dienos, nei minutės neišgyventumėt be prievartos. Žmogus yra toks sutverimas, jis yra labai tingus sutverimas. Ir tik tai per prievartą jis kažką daro. Iš principo, jūs netgi myšt neįtumėt, jeigu jūsų neverstų. Kaip kokia šneki nesąmonės. Taip, jeigu visuomeniai nebūtų priimta vaikščioti į tualetus, tai jūs tualetus nieks nevaikščiotų. Europos istorijoje yra toks laikotarpis, kai vakarų Europoje nebuvo priimta vaikščioti į tualetus, šykdavo ir myždavo į rūbus. Aš studijavau apie tą visą dalyką skaičiau Prancūzijoje, paskaitykit senas knygas, 400-500 metų senumo, keliautojų aprašymus, kaip jie šyka ir myža į savo rūbus, tai arba ten, kur pakliūna, šitoje vietoje ir naudoja kvepalus, kad užmušti tą kvapą. Visuomet tai buvo padaryta. A jūs dabar, blembačkai, jums verčia visuomenė eiti į tualetą. Šiaip taigi neitumėte realiai. Ir jie tais laikais mus lietuvius, slavus vadino varvarais. Kaip jie tokie begėdžiai? Jie į pirtį vaikščiodavo, jie prausdavosi reguliariai. Tai va šitoje vietoje prievarta, be prievartos jūs nieko nedarysit. Jūs ir į darbą neitumėt be prievartos, kadangi jeigu jums kas nors duotų maistą, jūsgi nieko nedarot. Neverčiami. Negi, pavyzdžiui, paimkim jūsų sveikata. Kol jums pusė velnė viskas gerai, jūs nieką nedarote dėl sveikatos. Kai tik sveikata priešia, pavyzdžiui, suskausta galva, jūsgi neinat ir neieškot skausmo priešių. Jūs bėgat ir geriat tabletę, kad kuo greičiau, kad būtų kuo mažesniom sąnaudom gauti kuo durnesnį rezultatą. Taip kad prievarta mūsų gyvenime yra neišvengiamas dalykas. Ir jeigu nebūtų valstybių, jūsų visų šitų žiūrėtojų, 98% nebūtų. Kaip manęs nežiūri super turtingi ir kaip manęs nežiūri bomžai. Nu, kažkiek tam gal koks vienas kitas labai biednas gal ir žiūri, turtingi irgi super nežiūri. Tad šitoje vietoje reikia suprasti vieną dalyką. Valstybė yra naudinga tik tai mum viduriniai klasiai. Taip, valstybės būna geros, blogesnės, geresnės, bet jau bet kokiu atveju. Geriau bet kokią
valstybė, negu nėra jokios. Kokios gali būti valstybei alternatyvos? Tai kaip Somali. Somali buvusią valstybę, visai neblogą perspektyvę valstybę praeitį ir ne taip senai, valdo 4 gaujos. Aš dabar važinėjau po Afriką, virš 20 šalių aplankiau, į Somalį dar nepakliuvo, nes Etiopija vyko pilietinis karas ir nebuvo kaip ten pakliūti, bet tikiuosi ten pakliūsi. Ten valdo 4 gaujos. Tai vat, valstybė alternatyva gali būti gaujos, kita alternatyva gali būti korporacijos. Tai šitoj vietoj mes gal iš esmės galėtumėm Afrikoje, Nigerijoje, tam tikrose rajonuose atrasti tokias vietas, kur vakarų korporacijos išnaudoja vietinius pilnai, kur vaikai, nežinau, nuo 10, nuo 8, nuo 9 metų eina ir dirba korporacijom ir gal netgi pigiau negu už maistą, tik dalį maisto gauna už tai. Taip, Afrikoje yra tokių dalykų. Apie jums tai niekas nepasakoja, vėlgi, ir tai yra alternatyva, kai valstybė neatlieka savo funkcijų. O toliau jau, kaip valstybė atlieka funkcijas daugiau ar mažiau, mums tai tenkina ar ne, tai priklauso tik nuo mūsų kiekvieno asmeniškai. Mes kiekvienas galim pradėti nuo savęs. Pirmą tvarkome savo gyvenimus, o po to jau galim užsiimti aplink, pavyzdžiui, savo savivaldose, priversti valdininkus dirbti. Tai nėra sunku. Bet reikia vėl kažką daryti, vėl prievartą, reikia priversti. Be prievarto šitam pasaulyje nieko nėra. Kaip priversti valdininkus? Biurokratai mėgsta raštus. Labai gerai, reikia rašyti raštus. Pavyzdžiui, gyvenau Maskvoje, šitą vietą, ir kažkaip susipažinau su namo komendante. Aš tam name gal pragyvenau 1,5 metų. Per tuos 1,5 metų pakeitė visą asfaltą aplink namą, pakeitė šalygatvius, pakeitė liftą ir suremontavo laiptinę. Ir viskas už savivaldybės pinigus, nes ten tokia buvo normali, šitą komendantė pensininkė, ten Maskvos meras kiekvieną, man atrodo, ar kas antrą, ar kiekvieną ketvirtadienį priiminėdavo šituos lankytojus. Jinai kiekvieną kartą užsirašydavo ir Maskvos merui, paprasta pensininkė. Knysdavo protą, kol jie visą namą nesutvarkė. Tavo tokiu būdu mes galim priversti valstybę būti geresnė. Jūs patys suprantate, kad jūs net savo gyvenimo patys be prievartos netvarko. Taip pat ir valdininkai. Taip pat žmonės, valstybė yra geras dalykas, jinai yra reikalinga ir, kaip sako, kiekviena tauta verta, kiekviena tauta verta savų vadovų. Kokia tauta, tokie ir vadovai. Jau kažkas aiškinant, kad mūsų vadovai debilai, Landsbergį išvagė ten ar dar kažkokią tai Lietuvą. Ne Landsbergį išvagė Lietuvą. Tai jūs tą padarėt, mėlyjei. Taip, tai skaudi tiesa. Bet vogė mes visi. Valstybę naikinom mes visi. Vien tik tuo, kad nevertėm valdininkų atlikti savo darbą. Pagalvokit, jeigu mes dabar kiekvienas priverstumėm savo Seimo narį, o mes kiekvienas turim savo vienmandatininką, atlikti teisingai savo pareigas, kiekvienas parašytume bent po vieną laišką jam, įsivaizduojat, kaip pasikeistų valstybė. Bet be prievartas jūs to nieko nepadarysit. Taip už tai vietai žmonės. Turit tą, ką norit, kaip sako, jūs viską turit, ką norit. Ir nesiskųskit ir neverkit. Gyvenimas nuostabus ir dar labiau nuostabiai, sakė, aš labai pesimistas tokia. Gyvenimas nuostabus, gyvenimas gerės, neigiamai, tai dar dabar priimta sakyti. Taip pat einam ir darom. Kažkas nepatinka, pakeičiam. Nenorit, tada bent jau mano video, žiūrėkit, bent jau šitą paspauskit, kokį nors komentarą, parašykit ne mažiau 3 žodžių. Nes mažiau 3 žodžių YouTube'as neuskaito kaip komentarą aktyvų. Nesiskaito kaip aktyvumas po video. Bent jau tai padarykit. Bent jau su tokia prievarta, su prašymo formos prievarta. O aš einu rašinėti kitą video. Kitas video bus apie mano filosofiškai, psichologiškai, įmantriai atsakinėjimus į klausimus. Taip darom ir gyvenimas gražus.